Atsistojus daivalingoje ramiai, šviesos sukasi aplinkiam kaip spalvotos nakties bangos. Ir kai minia pradeda šurmuliuoti vis garsiau, iš lėto perinam į kitą kampą, kur du vyrukai stovi. Kazimieras su roku šnekučiuojas, kažkas sau matuoja, vienas marškinis pasitvarko, kitas batus pasitikrina. Jų juokas nuvilnija per salę, ir kai tas juokas susimaišo su muzika, už durų jau girdisi Rolkio balsas. Rolkis kieme vėl piktai ginčiasi su kaiminė, o kaiminė tik pro langvą žvilgčia, pusiau juokdamasi. Ji lengvai mosteli ranką, tarsi sakydama baigtų čia, ir kai tas mostas nuleidžia Rolkio garą, istorija juda toliau į parduotuvės pusę. Parduotuvėje lentynoj tyliai guli 3 batonai, lyg mažos ramybės sargybos šitam triukšmingam pasaulį. O už kelių žingsnių Romas svyruoja su šypsena, kalba apie senas dienas, pataikydamas vos kas trečią žodį. Ir kai jo balsas nutils, mūsų žvilgsnis krypsta į palangę. Ant palangės Morka ilzisi kaip meno eksponatas, o šalia jos stovi Janė, susikaupusi rami. Vakar Morka valė, šiandien gėlę glosto, ir visas tas vaizdas toks ramus, kad natūraliai perneša mus į kitą kampą, kur sėdi 3 gaidžiukai. 3 gaidžiukai! Baranekiai gurkšnoja alų, vienas dainą niūniuoja, kitas garsiai juokiasi. Trečias aiškina, kad šiandien bus jų laiminga diena. Stasius su Edmaru vos susitvardė, nesiginčyti dėl nieko. Bet kai jų juokas susilieja į vieną būrį, kelias mus nuveda prie paskutinės figūros. Pro kelio prarieda parazitas pavargęs, bet savas, ir visas kaimas linksi galvom, nes istorija sena kaip diena. Jis išlipa iš mašinos, giliai įkvėpia, ir atrodo lyg naktis tuo momentu sustotų, nes visi supranta, šitą sceną užbaigia visą šou. Taip įšokasi mūsų kaimo gyvenimas, nuo šokio prie juoko, nuo pykčio prie ramybės, nuo batono lentino iki Morkos palangiai. Kiekviena scena perina į kitą taip natūraliai, lyg visa naktis būtų sukurta vienam pasakojimui.